Norėdami užsiregistruoti balsuoti, turite apsilankyti www.check.register.e. Šioje svetainėje galite ne tik užsiregistruoti balsuoti pirmą kartą, bet ir jei jau esate užsiregistravę, galite patvirtinti savo registraciją įvesdami papildomus būtinus duomenis, tokius kaip PPS numerį ir gimimo data. Taip pat iš šios svetainės galėsite atsispausdinti registracijos formą. Jums jo prireiks, jei neturite PPS numerio, norite pakeisti pilietybės informaciją arba norite balsuoti paštu. Norėdami užsiregistruoti, spustelėkite skirtuką Apply online to register. Jums reikės PPS numerio ir adreso arba EIA kodo. Jei tau 16 ar 17 metų, gali registruotis iš anksto ir tavo vardas bus įrašytas į rinkėjų sąrašą, kai tau sukaks 18 metų. Atsidariusiame rinkėjo puslapyje turite pasirinkti apskrities, kurioje gyvenate, savivaldybę, įvesti PPS numerį ir pasirinkti gimimo datą. Taip pat įveskite savo vardą ir pavardę. Nurodykite savo pilietybę. Jei neturite nuolatinio adreso, galite nurodyti adresą, kuriuo galėtumėte gauti korespondenciją. Jeigu tokios vietos neturite, kitame lange nurodykite adresą, kuriame leidžiate laiką ir norėtumėte, kad ten gyventumėte. Tada nurodykite priežastį, kodėl pasirinkote būtent šį adresą. Jei turite nuolatinę gyvenamąją vietą ir žinote savo adreso EIR kodą, įveskite jį ir sistema nustatys visą jūsų adresą. Jei nežinote savo adreso EIR kodą, turite jį rasti spustelėje nuorodą. Tada įveskite savo kontaktinį telefono numerį ir 2 kartus įveskite savo pašto adresą. Jei mygtukas Next netampa žalias, tai reiškia, kad kažką praleidote arba padarėte klaidą. Patikrinkite savo duomenis, ištaisykite klaidą ir spustelėkite mygtuką Next. Kitame puslapyje atidžiai patikrinkite, ar įvesta informacija yra teisinga. Tada lange deklaraciją pažymėkite langelį, patvirtinantį, kad pateikti duomenys yra teisingi ir išsamūs. Pažymėkite langelį, patvirtinantį, kad nesate robotas ir spustelėkite žodį Submit. Kitame puslapyje pamatysite pranešimą, kad jūsų paraiška priimta ir gausite atsakymą į pateiktą L.